Sveiki, aš Kamilė, šoku Kauno Žalgirio palaikymo komandoje. Kaune aš gyvenu, mokausi, studijuoju universitete, šoku Žalgirio palaikymo komandoje, leidžiu laisvalaikį su draugais, linksminuos, kultūrinuos. Tai va, čia Kaunas. Tiesiog, čia mano namai, čia geriausiai jaučiuosi. Šokiai šitie Žalgirį tai domino mane todėl, kad aš labai ilgai lankiau gimnastiką ir tiesiog dėl tam tikrų traumų aš nebegalėjau tęsti savo karjeros. Labai geras buvo čionais kelias pasukti, kad toliau galėčiau sportuoti. Nes čionais, kaip šokiai čia daugiau sportas, o ne tiesiog šokiai. Man patinka šokti ir visą laiką labai patiko. Tiesiog, kad tu gali išreikšti savo emociją šokiu, tai čia didžiausias pliusas. Dėl to tu savo emociją gali išreikšti žiūrovam. Ir jeigu jie tą pamato ir dar tau pasako kažkokį pagirimą, tai valio. Šito komanda atėjo, visos turi mokėti špagatą, mokėti tiltelį, mokėti ratlankį, tos esminius dalykus, pagrindinius. Tai kad kažko išsiskirčiau labai, tai nemanau. O norėtum, kad išeitų užlipti ant krepšio ir kojom? Jo, aš prašau, kad Marina mokintų mane. Bet mano ūgis ir ant kažkas lipimas, tai sunkoka biškį. Kad labai domėtis, tai nesidomiu krepšinį. Bet tiesiog tas pats šokimas Žalgirio komandai tai privertė kažkiek atkreipdėmėsi į krepšinį. Aišku, kai būna čempionatai, kaip dabar olimpiada, tai faktas, kad visi stebi krepšinį. Bet šiaip, kad žinočiau kiekvieną žaidėją, jo privalumus ar trūkumus, tai ne.